Kokios nuotaikos, kokios mintis prisijungus prie Lietuvos rinktinės vėl? Geras, kaip visą laiką, kovingas, linksmas. Šiandien visi susirinkom, pradedam, man atrodo, jau taip rimčiau dirbti ir nieko, ruošiamės, kovingas nuotaikos, matysim. Įvyko rinktiniai trenerių štabe pokyčiai, ar juntami kažkokie jie treniruočio procese? Kol kas, man atrodo, nieks nieko labai nejaučia, mažai laiko, kiek čia, dvi dienos praėjo, gal matysim vėliau, gal kažkokie bus taktiniai pasikeitimai, nežinau, matysim. Dabar kol kas viskas liktai taip, kaip buvo, taip ir yra. Deriniai panašiai tie patys, viskas taip pat. Laukia dvi rungtynės su Rumunijos rinktinė. Kokios mintis apie būsimą varžovą, ko galima tikėtis iš rumunų? Sunkios varžybos, garantuoju, kad lengva nebus, ypač išvykoje, bet mum nėra kur trauktis, mes kaip ir nebegalim jau pralaimėti, taip kad važiuosim kovoti ir bandyti nugalėti. Tai jog 2 kartus prieš tą patį varžovą reikėjo žaisti, čia privalumas, trūkumas? Aš net nežinau, privalumas gal būtų, jeigu laimėtumėm pirmas rungtynės, o paskui namie, taip kad nuo vienų rungtynių prie kitų, taip sakyčiau. Kas galėtų būti tuo faktoriumi? Sunku pasakyti, nežinau net. Kaip visą laiką reikia gerai gynyboje stovėti, galima tada lengviau užpulti. Aš manau, kad labai bus sunku puolime, nes fiziškai stiprus ir visą laiką tenai Rumunijoje sunku puolime, sunku kažką suras. Manau, greitas žaidimas, gera gynyba galėtų padėti. Tai kokie įspūdžiai po pirmosios treniruotės prisijungus prie rinktinės? Smagu ir matosi, kad vyrai dirba, visi atmosfera gera, viskas tikrai labai, kol kas gerai. Ar jau pastebėjai kažkokių pokyčių rinktinės žaidime, treniruočių procese? Kol kas ne, kaip sakau, aš dabar tik atvykau tik šitą pusdienį. Manau, rytoj prisijungsiu labiau, nes vakar aš turėjau varžybas, tai teko jaučiasi nuovargis, paprašiau trenerių būti nuimtas šiandien, tai kol kas nepastebėjau. Ar teko kalbėtis galbūt su treneriu apie tavo funkcijas rinktinėje, tavo vaidmenį komandoje? Kol kas dėl asmeninių dar nekalbėjom. Nes man dar nekalbėjom. Ir tos rungtynės su Rumunija, ko galima tikėtis, kas tai per varžovas, kokios tai turėtų būti rungtynės? Aš manau, ypač ten bus labai sunkios varžybos. O varžovas labai kietas, bus, manau, labai fizinis rankinis, aš manau. Jie tokie, aš kiek stebėjau juos, tai labai propaguoja fizinį rankinį, tai manau bus labai sunku fiziškai ir, aišku, ir psichologiškai.